ką, pavasaris atėjo, taip nesąmonės prasidėjo, tai važiuojam remapą pasiryti čia tokį. Ir sakė, šiandien PM4 gali sumapinti. Tai pažiūrėsim, ar melavo ar ne. Trumpas reziumė. Kompas turės važiuoti į Vilnių, nes nenuskaito bino kažkodėl. Nors man vakar puikiausiai nusiskaitė, tai žodžiu, reiks lupti kompą, dėti autobusą, išvažiuos pilniop, padarys ką reikia, grįš, įsidėti ir važiuoti. Tai va tokios tokelės. Nu, kompą į autobusą įdėjau, nelydėsiu. Ir sakė, geriau, jeigu pasivažinėja magistralę, tai pripras prie greičio didesnio. Nu, tai šiaip skamba logiškai visai, tai va, lauksim, kada sugrįš, dėsim ir bandysim. Žiūrėsim, ar greičiau važiuoja ar ne. Viskas atrodo veikia, bandom sprogdinti. Pirmas bandymas, ne. Nu, užsikūrė po remapą. Kaip ten sako, pažadink žvėriuką, tai čia tikriausiai panašiai įvyko, nes visai kita mašina dabar ir ta prasme mažiau laiko galvoti yra, nes greičiau reaguoja gazo paspaudimą, tai greičiausiai, kaip ir prašiau, padidino akceleratoriaus, kaip čia pasakyti, jautrumą. Nes seniau reikdavo smarkiau spausti, ta prasme, kad gautų tą patį efektą, dabar piršto galais palieti, šoka į priekį mašiną, tai mažiau laiko klaidom yra, reikia labiau galvoti ir greičiau, gal reikia sakyti, greičiau reikia galvoti manevrus, kad neįlėkti kam nors į užpakalį. Tai kol kas čia turbūt didžiausias efektas jaučiamas po remapo, kad va, tas gazas jautrus ir ta prasme mašina atrodo važiuot nori. Tai kol kas tokie pastebėjimai ten revlimiterio pakelto nebandžiau ir nebandysiu be trasos, o Max Speedui čia irgi nėra kur lėkti, va, lekiam ir džiaugiamės. Ačiū Ryčiui. Aš net ant to elektroninio gazo nebepykstu po remapo. Taigi net pieslys prišaukė.